Nors balandžio 20 diena, bet pakankamai šalta, vos keli laipsniai šilumos. Netgi, nežinau ar matote, bet snaigės taip pat krenta iš dangaus. Viena kita tai tikrai. Štai. Ir įrodymas, kad ir... Jo, ir Rotax Max Lithuania Challenge 2024 prasidės visai netrukus, pasižiūrėsim, kaip pilotai nusiteikia. Bus įdomu, komentuos ir šias varžybas, taip kad pamatysim, kas kur kaip. Esame Anykščių kartodrome. Pakankamai gerą trajektoriją, Juozaitis sekė iš paskos, buvo padaręs patikėlį Juozaitis ir tuo pasinaudojo Viktoras. Anykščių kartodrome startuoja 2024 Rotax Max Challenge. Ir šiandien zus gausybė klasių nuo jauniausių iki labiausiai patyrusių gyvenime. Thank you. Cheers. Šiandien esame čia, Anykščių kartodrome, kur vyksta Rotax Max Challenge pirmasis etapas. Susirinkę gausus būrys dalyvių iš Latvijos, Estijos ir Lietuvos, rungiasi tik patys stipriausi sportininkai, kurie kovoja dėl grand finalo bilietų į pasaulinės rungtynes. Įspūdinga diena orų ir varžybų prasme. O kas įspūdingiausia? Ekstremumai, kai sninga balandžio 20 dieną. Šaltis, drėgmė ir purslai, kai akis eina, nieko nesimato. Jeigu iš galo važiuoji, jeigu pirmas, tai dar pusę velnio, bet jeigu iš galo važiuoji, tai eina purslai tiesiog ir turi su viena ranka valytis, beveik nieko nesimato, kol ten neprasivalo. Jeigu tuo pačiu lyja ant galvos, tai tada visą važiavimą beveik nieko nesimato, dar gali rasuot pradėti. Visi, kas stebėjo live transliaciją, ar ją stebės, pamatys, kad niekas nesitikėjo, jog, kaip čia jau stipriai pusėjus pavasariui, turėsim sniego. Tai tas tikrai nustebino. Ir iš kitos pusės manau, kad jeigu visi čia šiandien, visi šiandien dieną išgyveno, tai reiškia, kad sezonui tikrai yra pasiruošę tiek dalyviai, tiek mechanikai, komandos ir panašiai. Greičio paslaptis yra meilė ir, aišku, komandinė darbo. Tai daug kur važiuoju Europoje ir turiu daug patirties? Experience'o. Tai sugebėjau greitai surasti greičio trajektoriją. Kaip ir ten daug nereikėjo. Šiandien buvo lengva? Nebuvo lengva, bet nebuvo taip sunku. Žiemos sąlygom kartingo varžybos. Kaip prekyba šiandien? Šiandien šiaip iš tikrųjų visai neblogai. Kavą, arbatą visi šildėsi, tai matėm čia ir sniego ir lietaus, bet nuotaika gera. Nepasiduodam šalčiai, stengiamės dalyvius sušildyti irgi šiltų maistu, pačių gamintų. Tai viskas kaip ir neblogai praėjo.